Sveiki, sveiki. Ačiū, kad stebit mano kanalą ar prenumeruojat, ačiū, kad spaudžiat patiktuką, ačiū, kad komentuojat, kuo nudžiugins mūsų rytojus. Nu, čia tokios linksmus raganaičių kortos. To išimsiu iš krūvelės keletą jum išsirinkt. Va, prašom, 4. Ir skaitau. Kaip čia man taip nesifokusuoja dabar. Tai va, šitos raganaitės, nu vat kažkaip jinai susilaužė savo šluotą. Ir turės dabar ramiai pasėdėti ir pailsėti. Čia kažkokios pelės aplinkui muistosi. Žodžiu, jum tai sako tokį dalyką, kad jūs rytoj turėsit pasėdėti, pailsėti ir atsigauti po kažkokios tai, nu galbūt sumaišties, gal kokio sunkaus darbo. Gal jūs labai kažką turėjot padaryti, buvot atsilikę nuo grafiko ir dabar dirbot ir suprantat, kad jau jūs pavargot. Ir jūs rytoj gausit progą, na visiškai savo pailsėt. Pasėdėt, pamedituot, gal pasišnekėt su kokiais naminiais gyvūnais. Žodžiu, jūs kur labai norėjot nubėgti, tai greičiausiai nenubėgsit, bet pailsėt irgi labai sveika. Ir jum patiks tai, kad jūs turėsit pailsėti. Ką jūs ten, kokiu būdu jūs ilsėsitės, jūsų reikalas. Gal jūs skaitysit, gal jūs medituosit, gal jūs tikrai sėdėsit ant krantelio ir žiūrėsit į vandenį. Jūsų darbai niekur nepabėgs, nieko tokio neatsitiks. Jūs tiesiog turėsit pailsėti. Ir pailsėt niekam dar nepakenkė. Ir iš viso pailsėt yra geriausia dar prieš tai, kaip pavargot. Labai sveika tada sveikatai. Ir aš manau, kad jūs šitą dieną nudžiugins. Kai jūs taip sunkiai dirbat, vieną dieną nedirbt ir medituot, jums tikrai patiks. Taip, mėnesiena. O čia mėgstu šitą kortą. Jinai yra tokia mistiška, ji yra tokia su fantazija ir ji taip gražiai išryškina visokius dvigubus dugnus, visokias paslaptis, kažkaip parodo, kas iš tikrųjų čia yra. Gal jum kažkas atrodė labai šiurpus ir pavojingas, o išlenda mėnesiena ir pamatot, kad tai visiškai nekalta varlytė. Ar panašiai. Žodžiu, jum paaiškės daug keistų dalykų ir jie paaiškės taip, kad jūs suprasit, kad čia nieko blogo nėra, kad čia jūsų vaizduotė buvo taip surodžių, sufantazavus, kad viskas yra daug geriau negu jūs manėt ir daug paprasčiau ir daug lengviau. Ir jum tai patiks ir jum labai palengvės. Jum palengvės nuo to, kad jūs klydot manydami, na, kažką nelabai gero. Žodžiu, tai yra paslapčių atsiskleidimo situacija. Tų paslapčių, kurios jūs galbūt net slėgė. Ir jūs tiesiog slėgė, jūs nežinojot, kaip čia yra ir kada ir kas. Ir jums paaiškėja. Ir tada tampa viskas aišku, viskas šviesu, palengvėja jūsų širdžiai ir ką, ir žinoma, kad tai jūs nudžiugina.
O, taip, jūs pažiūrėkit, kokia žavinga kova. Na, tiesiog ir energija, ir iššūkis, ir reikia kažkaip su kažkuo susikaut. Jūs rytoj gausit iššūkį. Greičiausiai visiškai netikėtą, bet tokį, kuris jum, kad adrenalino į kraują įpils, tai čia dar nieko, bet jis jūs pralinksmins. Jis jūs sutelks, jis jums parodys, kad jūs galit atlikti visokius netikėtus dalykus labai puikiai. Kad jūs galit susikaut, nemuštis, bet galbūt kokiais, laimėt kažkokią kovą, laimėt konkurencinę kovą, įrodyt, kad jūs čia geriausias, vikriausia, gal net grožio konkursą. Aš nežinau, kur jūs ten galinėsitės. Žodžiu, kur jum be pasitaikytų kovoti, jūs laimėsit. Bet jūs pradžiugins ne tik tai. Jūs pradžiugins tai, kad jūs pasiruošę kovai ir pati kova, pačios varžybos, pati diskusija jum labai patiks ir jūs pradžiugins. Jūs džiaugsitės, kad turite tiek energijos ir kad jūs gaunat tiek adrenalino. Labai keistai čia nupieštas šitas ar šitą. Iš tikrųjų, tai yra labai sėkmės korta. Kodėl ta raganaitė čia nurengta, tai aš pati net keista, kad aš šitos kortos nepastebėjau anksčiau. Tai yra žmogaus korta, rodanti, kad jum pasisekė. Kur čia ta dabar sėkmė paslėpta šitam paveikslėlį? Žinokit, aš dabar spėlioju. Žodžiu, laikysim taip, kad mergina kažkaip tai lyg tai, kokiu jinai būdu čia gal jinai persirengia, jos draugai, jos gyvūnai šitai raganaitei atnešė ypatingus drabužius. Ir jinai dabar apsirengs taip, kaip jinai ir nusipelniusi. Jūs rytoj po to savo kovos, po labai kažkokio ypatingo įvykio, galit pasijusti šiek tiek apnuoginti. Bet jum labai greitai atneš rūbus dar geresnius, negu jūs turėjot. Jūs gausit tokį apdarą ir tokį įvertinimą, kokio esat tikrai nusipelnę. Vadinasi, truputėlį jum teks pakliūti į tokį sutrikimą. Gal jūs tiesiog pagalvosit, nejaugi visą tai man, ką man atnešė. Mums čia įjungė žoliapjovę, viskas čia jau eina į pabaigą. Žodžiu, jūs rytoj gausit labai įdomią dieną, labai įdomią dovaną ir labai įdomų patyrimą. Greičiausiai tai jūs labai nustebins.